Esu po avarijos, jau 4 metai, jau berods ir 5 eina. Po autoįvykio, po stuburo traumų nebegaliu vaikščioti daugiau. Ir kas įtakojo, kad, pavyzdžiui, anksčiau dirbdavau visokius sunkius darbus ir daugiau fizinius darbus. Po avarijos šitų darbų dirbti nebegalėjau. Po avarijos tikrai, kad buvo ir juodų dienų, ir depresijų. Kadangi turėjau katiną, tai pradėjau rūpytis labai intensyviai katinu. Tai skanesnį maistelį, pirkti kažkokį žaisliuką, nupirkti dar kažką. Tai. Ir tas rūpinamasis kitais, kad ir to pačiu katinu, kažkaip tai atitolinu nuo savęs. Galvojau, kur save realizuoti kitaip, kažkur tai kažką tai daryti. Facebook'e atradau, kad vyksta toks projektas unikalaus gyvenimo, kurį organizuoja Unikalus šokis. Neįgalėsim pradeda įsidarbyti. Kaip tik jau buvo antras etapas toksai, jie ten mane prisėmė į save ir pradėjom rašyti CV, pradėjom daug dirbti su savim, save analizuoti, savo pliusus, minusus, galimybės ir panašius dalykus. Unikalus gyvenimo organizuojamos stovyklos metu susipažinau su būsimu darbdaviu. Ir, žinai, per gimtadienį skambina jis man, sako, su gimtadieniu tave čia taip. Nori gimtadienio dovaną, aš sako, padovanosiu. Sakau, kas duo dovaną ir kaip, sakau, pasakok, nes, vis tiek įdomu. Dovanas visi mylima. Pasiūlė darbą. Gimtadienio dovana, atsisakyti negražu, gerai, įsidarbinau ir dirbu po šiai dienai. Šiai dienai rekomenduoju ir aš visiems būtent unikalų gyvenimą rinktis. Kuratoriai, jie dirba su kiekvienu asmeniškai, tam yra priskirtas kuratorius, kuris tau skiria laiką ir nuo CV rašymo, gyvenimo aprašymų ir panašių tokių smulkmenų atrodo, kad mes visi viską mokam, bet iš tikrųjų tai tikrai labai daug reikia mokintis. Ir tie padrasinimai, aš turėjau labai fainą kuratorę, kur vos ne naktim galėjau kreiptis. Ir man buvo sakius, sako, reikia, kyla klausimai, tu rašyk, aš galėsiu atrašysiu. Tai, nežinau, tas gyvas toksai žmogiškumas gal ir daugiau įkvėpė ir atgrėžė man į tuos rekordus, į tuos visus siekimus tokius.